Kas, kaip, kur, kodėl? Mėnesiai. 1 metai turi 4 metų laikus – žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį. Kiekvienas metų laikas turi po 3 mėnesius. Iš viso yra 12 mėnesių. Žiemos mėnesiai – 12, 1 ir 2. Gruodis – tai 12 paskutinis metų mėnuo. Gruodį švenčiame Kalėdas. Sausis – tai 1 metų mėnuo. Jis pats šalčiausias. Vasaris – tai 2 metų mėnuo. Vasarį švenčiame Švento Valentino dieną. Atsimink, gruodis, sausis, vasaris – tai žiemos mėnesiai. Pavasario mėnesiai – 3, 4 ir 5. Kovas – tai 3 mėnuo. Kovo 8 švenčiame Tarptautinę moters dieną. Balandis yra 4 mėnuo. Balandžio 1 melagių diena. Gegužė – tai 5 mėnesis. Gegužės 15 dieną švenčiame šeimos dieną. Ar pastebėjai, kad pavasario mėnesių pavadinimai kaip paukščiai? Kovas, balandis, gegužė. Gegužė tai kaip gegutė. Vasaros mėnesiai – 6, 7 ir 8. Birželis tai 6 mėnuo. Birželio 24 dieną švenčiame Jonines. Liepa – 7 mėnuo. Liepos 6 dieną švenčiame Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Rugpjūtis 8 mėnuo. Rugpjūčio 15 dieną švenčiame Žolines. Susipažink su 3 vasaros vaikais. Mėnesiais. Birželis – linksmas berniukas, su beržo lapelės vietoj plaukų. Mergaitė Liepa – tikra karalaitė, su liepų žiedų vainiku. Berniukas Rugpjūtis tikras darbštuolis, nupjaus rugius ir bus duonelės ant mūsų stalo. Rudens mėnesiai – 9, 10 ir 11. Rugsėjis tai 9 mėnuo. Rugsėjo 1 dieną švenčiame mokslo ir žinių dieną. Spalis tai 10 mėnuo. Spalio 5 dieną švenčiame mokytojų dieną. Lapkritis tai 11 mėnuo. Lapkričio 1 dieną švenčiame visų šventųjų dieną. Rugsėjis užsideda kuprinę, spalis lapų kepurę, o lapkritis lietpaltį. Ruduo. Pasakyk visus mėnesius iš eilės. Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis. Paspausk like ir subscribe. Pasidalink su draugais ir parašyk komentarą. Iki!